Sveiki visi, antras video, turim daugiau naujienų, kaip ir matėt, pilkai kol kas matėt, kėbulas jau parvarytas, perdažytas, tai spalvą parodysiu už trumpos istorijos. Šiandien noriu papasakot, kaip ta mašina ir kodėl atsirado. Įdomi istorija, kaip mašiną pirkau ne dėl mašinos realiai. Tai ką paprašysiu dar, pirmam video padariau klaidų, norėčiau, kad paliktum komentarą, kad palaikintum, kad pasubscribintum, nes šitas dalykas daug lemia video kelią į viršų ir apskritai parašykit bet kokį komentarą, patarimą ar klausimą, tikrai atsakysiu, palaikinsiu, nes tai tik antras video, naujas kanalas, reikia jūsų palaikymo ir man, ir apskritai viskam. Taigi, kodėl nupirkau šią mašiną? Tai kaip ir visada, mašiną nupirkau realiai dėl kažkokio dalyko, kai prieš porą mėnesių nupirkau Kabriką E36 tik dėl ratų, galėsiu parodyti jo video ateityje, bet dabar mašina yra žiemos garaže, tai parodysim tik tai po žiemos, galėsiu papasakoti apie kompaktą, kuriam prikišta krūva pinigų, pilnas faršas padarytas, bet čia, kaip sakant, yra mano pirmas projektas, pirmas vaikas, tai turbūt jisai užsibus visam. O dabar apie E46. Tai vieną dieną grįžęs iš darbo, kai visada skrolinu portalų skelbimų, pas mus yra fin.no, tai yra norvegiškas skelbimų portalas, kuriame kelia viską nuo dalių iki rūbų, batų, kur visi naudoja. Tai iškrito kupė, kėbulas, 2.3 motoras, 6 cilindrų, pas mus jie labai vertinami, kaip pavyzdys, tvarkingas 2.3 kainuoja nuo 10 000 eurų, kur vis tiek reikia įdėti rankų, apie 3 litrį net nekalbu, kokia turbūt 17 000 eurų, bet pas mus tokios kainos. Tai mašina neužkabino manęs, nes tikrai buvo prie jos ką daryti, bet išjungęs supratau, kad kažką praleidau. Įsijungiau atgal ir pamačiau tokį dalyką. Mašina, pirmas dalykas, turi visiškai naujus KV V3 coiloverius su dokumentais, su visku net nevažiuotus, kurių kaina yra 2300–2200 eurų. Taip pat antras dalykas, mašina turi įdomesnį vairą, LZ Customs, kuris rodo apsukas ant vairo, turi daugiau feature'ų, bet dar įsigilinsim vėliau, jo kaina apie 700 eurų. Tai jau mes turim žaislų už beveik 300 eurų. Plus yra kupė kėbulas Norvegijoje, kaip ir sakiau. Tai realiai visa mašina su parvežimu ant kiemo man kainavo apie 3800 eurų. Tai yra žiauriai gera kaina, kaip pas mus, su tokiais žaislais. Tai tikrai žinau, kad neprašausiu. Aš kartą paskambinu žmogui, net negalvojęs, nes mašinų yra ant kiemo ir apskritai gyvenime jų yra. Tai galvojau, ar man reikia dar vieno galvos skausmo, net negalvojau, realiai nupirkau ir mašiną parvažiavau po savaitės. Gavau mašiną, kaip ir viskas atrodė, kaip ir buvo fotkėse, bet kai visada gavęs BMW, padariau burnoutą, nes nupirkę BMW turi padaryti burnoutą. Pirmas burnautas gavosi, antras burnautas gavosi su sankaba. Tai mašina jau buvo pavargus dėl sankabos, bet viską sudėjus šitus žaislus ir plus antras dalykas, visa priekinė važiuklė ir galis dalinės buvo visiškai brand new. Tai žmogus nupirko ir norėjo daryti savo projektą, tai realiai visas priekį, naujos šakės, nauji diskai, kaladės, naujos žarnelės, stabilnikai, viskas perdažyta, viskas sudėta, guoliai nauji sudėta, tai viskas priekis ledas. Tai man tas labai jau patiko, plus galiai jau pradėta daryti irgi buvo, bet aišku, pačiam reiks užbaigti iki ledo. Šiti patiko dalykai, salonas visai tvarkingas, tai va, priekiniai slenksčiai persivirino greitai, kėbulas persidažė, pamatysi spalvą tuojaus ir sumašiau, kad reikia white body kito, labai seniai norėjau šito dalyko, nenorėjau pjaustyti gyvo kėbulo, o šitas kėbulas tikrai nebuvo idealiausias, tai man buvo negaila jį pjaustyti ir nupirkau full body kitą iš V-Auto Motorsport. Nupirkau, tikrai man jie netidavė jo nemokamai, padarė gerą nuolaidą, aš manau, ką domina, parašykit, padarys ir jums nuolaidą.
gavęs body kitą, nežinau su kuo susidursiu, bet praleidęs savaitę prie jo, sudėjęs ant mašinos, realiai čia ne reklama, porą tik kampelių reikėjo man pazulinti ir porą dalykų pastumdinėti, kad sueitų tikrai tvarkingai, tai pilnas body kitas iš jų tikrai rekomenduoju, man tikrai patiko. Tai va, turim body kitą, viską turim perdažę, pradėsim viską daryti, niekur neskubėsim, nes jeigu skubam, tai pirmas dalykas nukenčia kokybė, o norim greitai padaryti ir kokybiškai, tai nukenčia daug pinigų. Tai nereikia nieko rašinti, reikia mėgautis procesu, tai tą ir darysim. Turim visą žiemą, paleisti mašiną ir panašiai. Šiuo metu važiuoju realiai valandą už savo namų, paimsiu Kem 6 juodas lubas, nes noriu, kad viskas būtų juoda. Kem 6 bus įdomesnis salonas, turiu viziją, visada kiekvienam Project Car turiu viziją, tada ją įgyvendinu. Tai bus įdomesnės sėdynės nuo M-kės, ne nuo Kem 6, ne nuo Kem 6 M-kės. Tai pamatysim viską ateityje. Keliamės į kitą kadrą, į spalvos review. Spalvos pavadinimas yra Laguna Seca Blue. Tai šita spalva ėjo ant BMW Kem 6 M3. Tai pasirinkau šią spalvą optimaliausią spalvą. Kem 6 kėbulas, Kem 6 spalva, nes ją imčiau nuo naujos M4. Mėlynos kažkaip tas nesusiderina naujos mašinos ant senos mašinos. Tai pasirinkau šitą spalvą. Mašinos kėbulo dokumentai mėlyni, spalva mėlyna, nereiks nieko keisti, tik tai atrodys daug geriau, nes tikrai išsiskiria iš minios. Neturi perlo, labai skiriasi spalvos padarimas, priklauso nuo pado, jei padas bus juodas vienaip, jeigu baltas kitaip, tai daug dalykų. Yra mašina be perlo, yra kažkoks kodas ir su perlo, bet pasirinkau be perlo, nes sakau, sena mašina, spalva atitinka mašiną, tai bus vis tiek daug įdomiau, nesutinkama spalva gatvėje visiškai realiai. Matėt, ant ralo buvo su priekiniu buferiu, bet dar priekinį buferį palikau, nes reikėjo porą dalykų padaryti. Liko pasim duris, pasim porą smulkmenų, visas body kitas jau nudažytas, tik padėtas kitur, tai dabar neparodysiu kadrų, bet kai susirinks bus kosmosas. Didelis dėkui Karoliui, bičiukas per vieną savaitę viską padarė. Nebespėjo porą dalykų, nes pats turėjo daug reikalų, bet ką padarė su projomais, viską perdažė, viską tvarkingai, tai linkėjimai Karoliui. Dabar liks po biškį dėliotis viską. Pradžiai duris susidėsiu, techniniai dalykai priekyje, važiuoklėje, o paskiau ant pačio galo realiai dėsiu visus sparnus viską, nes dar ratus primatuot. Ratų yra daug pasirinkimų, BBS RC 300-301, BBS RC RS2, Rondel 0021 ar 18 ar dar kažką, nes esu ratų fanas, tai kažką tikrai sugalvosim. Jeigu jau pažiūrėjai iki galo, kaip ir sakiau, paspaustą laiką, pakomentuok bet ką, liuksiuką, klausimą, patarimą, kaip tau atrodo, kaip spalva ir viskas. Kaip visas video ir kontentas, komentarai visi man daug padeda tobulėti ir kažką kitaip daryti. Ir kaip sakiau, gali pasiekti mane Instagrame, ten keliu daug visko daugiau, apie mašinas apskritai savo visas. Ir susitiksim kitam video.